Jacques Tati, Pierre Tex, Didžiosios ir mažosios iliuzijos, Prancūzų kino festivalyje Žiemos ekranai. Tikrasis Žako Tati vardas yra Žakas Tatiševas. Jo senelis, žodžiu, buvo rusas. Ir nuo pat mažens Žakas Tati gyveno Paryžiuje, užaugo aristokratiškoje aplinkoje. Tačiau mokykloje jam sekėsi nelabai gerai, jam nelabai patiko mokytis. Tačiau labai patiko sportas. Jisai anksti atrado vaidybą. Jisai, žodžiu, norėjo išreikšti save kažkaip tai per judesį. Pirmasis jo ilgo metro filmas Šventės diena buvo sukurtas 1949 metais, kuriame iš karto jau yra gausu įvairių juokingų, keistų situacijų. Jo personažai yra tokie, kuriems ne visuomet sekasi, jie nerangus, žodžiu, ir pakliūna į tokias kasdieniškas, bet netikėtas istorijas. Kalbant apie Žako Tati personažus, reikėtų paminėti, kad Žakas Tati pats vaidina savo filmuose. Jis įkūnija personažą, garsiausią savo personažą, poną Julo. Ponas Julo atsirado 1953 metais. Pirmiausia pasirodė filme Pono Julo atostogos. Žakas Tati savo filmuose kuria labai išskirtinį pasaulį. Tai yra Žako Tati pasaulis. Jisai pats vaidina savo filmuose, jisai kuria visas detalės. Ir kai žiūrime tos filmus, mes matome, kad ten labai daug sudėta įvairių skirtingų detalių. Ir viskas yra labai kruopščiai suplanuota, bet iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas labai chaotiška. Tai tą Žako Tati pasaulį galėtume pavadinti chaotiška tvarka. Tati buvo labai svarbus tas muzikinis aspektas. Jis manė, kad jis taip tikėjo, kad muzika, garsas filmų pastiprina dar labiau vaizdą. Todėl filmuodamas jisai neįrašinėdavo kartu garso, jam tai būtų tik sutrukdę. Filmuodamas jis koncentravosi į tai, ką filmuoja, į kiekvieną detalę, į tą paties chaoso, chaotiškų situacijų kūrimą. O po to, kai jau filmas jau nufilmuotas ir jau Tati žino, kaip viskas turi atrodyti, tuomet jis gali ramiai susikoncentruoti ties garsu ir kurti, pastiprinti tas situacijas komiškas, tas detalės atskirais garsais. Ir jisai tai darydavo labai preciziškai, kaip ir filmuodamas būtent. Tai kiekviena garsinė detalė pas jį buvo labai kruopščiai suplanuota.